Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Dar kartelį rodau, kokią pamoką mes turime daryti. Tai yra antrą pamoką darome, kompiuteris ir sveikata. Turite testą padaryti, taip pat praktinį darbą. Praktinį darbą darome, praktinis darbas pirmas variantas, paspaudžiam ant jo ir matome, kad reikia sukurti plakatą. Skyreliui saugus ir sveikatą tausojantis darbas skaitmeninių įrenginių. Jūs žinot savo kompiuterio vietas, kurias sėdite, o tai galima pasiskaičiuoti nuo durų, pats pirmas žmogus tai yra pirmas, o antras tai yra antras. Atskaičiuojate savo vietą, kur yra, ir daro tik tai savo temos darbą, tik savo. Jeigu bus žmonės, kurie šalimai sėdi ir darys vienai tą patį darbą, aš to darbo neužskaitysiu. Toliau, kaip tą darbą daryti? Tai darbui reikalavimai vertinimo va štai lentelė yra, už ką aš rašysiu pažymį, sudėjęs balus. Toliau yra kaip pavyzdys, ką reikia padaryti ir kaip reikia padaryti. Toliau, žiūrėkime, kaip nustatyti PowerPoint'e, su PowerPoint'o programa tai darome, tikrinu kartu ir PowerPoint'o žinias jūsų. Jūs padarote skaidrės formatą. Skaidrės. Tai įsijungiam PowerPoint'o programą. Dizainas. Ir žiūrime. Dizainas, skaidrės dydis. Vat matot, dešiniai pusėje rodo. Skaidrės dydis. Ir pasirenkam skaidrės dydį. Ir čia nusistatome parametrus, kokie yra nurodyti. O nurodyti vėl rodau, kur yra nurodyti. Tai A3 formatas, plotis 26. A3 formatas. Ir plotis, va matot, plotis čia 35. Pas mane reikalavimuose truputį kitaip yra parašyta. Taigi, žiūrime reikalavimus. 26 plotis, oi, čia junginėjau, 26 plotis, 67, nu, o aukštis vėl yra 35-56. Nu va, tai viską mes turime. Jis taip pat turi būti nustatytas yra stačias, kaip ir čia viskas, tvarkingai, ir spaudžiame. Dabar būtų gerai, kad sutalpintų, kad talpinamas būtų. Tai sutalpinti ir spaudžiam mūsų ruošinį. Tai dabar čia jau reikia dėti visos paveiksliukus, užrašus. Paveiksliukus dedame su paveikslėliai, įterpimas paveikslėliai. Užrašus rašom su teksto lauku. Su teksto lauku brėžiame, užsirašome kažkokį tekstą ir taip padarome. Galima daryti foną, uždėti. Tai fonas gali būti formatuoti foną, va čia jau rodo kaip fonai, įvairūs tie fonai yra su perėjimas, su tekstūra, su užpildais, galite ir kažkokie paveikslėlį įdėti, kelti iš failo, neužkišti ar dar kažkaip tai padaryti. Va, yra daug visokių formų. Taigi viską išaiškinau, parengiau filmuką, labai ačiū, kad žiūrėjote.